Aš sportuot pradėjau nuo 75 metų. Dar mokykloje, būdamas jau 16 metų, jau pas mane forma gera buvo, nes lankiau gimnastiką sportinę, tai jau ant turniko išdarinėjau visokius šitą dalykus, tai jau taip, žinai, jau ir potraukis geležiai atsirado. Tai pirmoji štanga buvo 2 traktoriaus ratai, šitie kaip vadinami, ir vamzdis įdėtas. Ir mes kilojom, nežinodami nei kaip, nei jokių technikų, nei ką, paprasčiausiai. Pasilenkius patraukė, nuo krūtinės pastumdai, stovėdamas, sėdėdamas, soliuką patys tokį medinį pasidarėm. Juokas buvo, aišku. Čia draugas davė, dar kaip kalnavertys. Tai juokaudamas, o paskui visą varėną nuskambėjo su ta pravardė šitą. Sako, jam tik kalnai vartyts su jo jėgu. Šiais metais 67. Nu tai man daug kas sako ir draugas, kuris sportavom ilgai, mes su juo, tai pasižiūri, nu ir kam tau visko šito reikia? Taigi jau reikia taupyti save, jau reikia žiūrėti, jau reikia, kiek čia liko dar gyventi. Sakau, tai žiūrint, kaip tu gyvensi, man sakau, mano gyvenimo būdas toks, aš sakau, kitaip nemoku, nes aš jeigu būdavo mėnesį kokį, taip jau nepasportuoju, tai paskui aš pasidarau irzlus, piktas, man kažko tai reikia, aš ateinu salėje vėl, aš atsigaunu vėl, aš pasidarau aš. O be salės, sakau, man pradeda skaudėti ir ten šonas, ir ten, o salė išgydo. 3 rekordai Lietuvos priklauso, 115, 117 su pusė ir 118. Šiaip mane užkabino rusų gimnastai, nes jie irgi mažo ūgio, o, kaip sako, forma visa kaip kultūristų būdavo. Paskui labai patiko šitas štangistas buvęs David Rygert. Jis dabar Tarybų sąjungos šitos, dabar jau Rusijos rinktinės treneris štangistų. Tai pas jį labai ideali forma, kaip Apolono buvo. Tai tiesiog būdavo varžybos, tai žiūrėdavo, kai jis didelėm akim tokiom patiko. Paskui pradėjom žurnalus, šitus gaudavom jau iš Lenkijos, atveždavo apie kultūrizmą. Ateina pasportuoti. Užpiltas padvalas, tai išsivalai viską, išplauni grindis ir tada po 2 valandų be nesilsėjęs treniruotę padarai. Ten tiek buvom įsitraukę, kad mes su Valdu Vidūnu viską suvežėm pas mane į namus, į garažą ir būdavo spalio mėnesį, jos čia ateinam po pietų abudu. Atsidarom garažą, štangą susidedam ir sportuojam, žmonės eina, sako, ligoniai. Kombinuodavom, pratimus dėliodavom, kaip ką su kuo, eksperimentuodavom. Ir to dėka kažkaip pradėjom biškį ir progresuoti. Į armiją nuėjau, tai aš jau ten kaip žvėris buvo. Visi stebėjo, sako, ar tokių būna žmonių. Ant turniko užkeldavo mane, nes aukštai, tai užmesdavo, tai 17-20 prisitraukimų padarydavau, švarių. Nu, kaip gimnastikoje, kojos ištimtos, kaip sakoma, ir švariai. Pamėgau štangą ir prasidėjo mano kelias su geležim.
iki šių dienų tęsiasi jisai. Prie sovietų laikų kultūrizmas ir visos šitos sporto šakos buvo labai užgniaužtos, jos, tai kaip sakoma, grinai vakarai, tai jau nelabai ir propaguodavo ir šiaip jau tuos ir mus, kaip sakoma, kontroliuodavo, vaikščiau į tuos pedalus, žiūrėdavau, ką mes darom kaip, vos neįskaitoj turėjai stovėti, nes jeigu kokios muštynės ar ką ir nedaug dievė tu papulsi, tau iškart baudžiama byla. O anksčiau būdavo ne visi kartu, ir pareigūnai, ir tie nusikalstamo pasaulio atstovai. Tai jie žiūrėdavo, jie kviesdavo vaikinus, kurie jau mato, kad perspektyvūs tokie, ir kurie varžybose dalyvaudavo, tai jie ir pinigais padėdavo šitą ką. Bet mūsų sistemos darbuotojų nenorėjau net kliudyti, nes žinojau, kad su pareigūnais nėra ko prasidėti ir paskui gali būti nemalonumų. Kaip sako, geriausia kova, kuri neįvyko. Pilną jėgą panaudoti vengdavau, nes vieną kartą panaudoju pilną jėgą, tai į ligoninę vaikinukas atsigulė. Treneris mūsų taekwondo buvo stiprus, visi privengdavo sparinguoti su juo. Sako, šiandien parodysim filmą vyram. Sakau, kokį filmą? Dėkis liemenę. Užsidėjau šitą liemenę taekwondisto. Ir jis jau juda kaip taekwondistas. Aš irgi taip, jis mane pagavo, kada stoviu. Nešaunau tiesiai, tokį trumpą koją, kai spyrį iš priekio. Aš tik jaučiu, kad pakilau horizontaliai, tik plum ant žemės, ant matų šitų, ant čiužinių. Visi, kurie buvo, visi, sako, tiesiog kaip filme. Patikrą praėjau per komitetą, buvusį saugumą. 3 mėnesius tikrinau ir kaimynai buvo čia pakraupę Varėnui ir daug kas, nes pas visus klausinėjo, kaip aš ką, ar mušeika, ar geriu, ar ką. Nu, paskui praėjau patikrai, pradėjau dirbti. Kaip skaitėsi valstybinis specialiųjų ryšių centras, diplomatinis kurjeris. Kostiumai buvo mūsų mėlyni. Tamsiai mėlynis kostiumas, toks kaip prokuratūros, ir šitas čia tokios kaip antpečiai ir pas mane buvo iki 3 žvaigždučių, paskui 4. Tai buvo paštas slaptai, ypač slaptai palydėdavo mus iki traukinio. Patys pirmieji lipdavom, kol žmonių nebūdavo su viskuo. Ir Maskvoje pasitikdavo irgi juoda Volga su mėlynais švyturėliais. Ir kolegos, kurie dirbo iš Maskvos. Ir mus veždavo į ambasadą, atiduodavom ambasadui Lietuvos paštą visą, laiškus, vis korespondenciją. Ir paskui veždavom paštą visą į sąjunginį centrą jau, Maskvos. Ten atiduodavom ginklus, viską priduodavom ir iki vakaro laisvi, visą dieną po Maskvas, grožiesi Maskva. 6 valandą atvažiuoji į centrą, pasiimi ginklą, pasiimi paštą, visą sąjunginį, kuris skirtas Lietuvai, atvažiuoji į ambasadą, paimi paštą iš ambasados į Lietuvą, palydi į traukinį, užsirakini ir viskas, ir važiuoji. Griežtai buvo instrukcija neimti nieko iš palydovių, jeigu tik karštą vandenį, ir šitą daugiau nieko neimti. Mes jau žinojom, kad tokie įvykiai vyksta, atidaro. Buvo pripilta migdomųjų į šitą arbatą. Palydovė visus ir pavaišino. Ir mes čia jau ryte kažkur girdim riksmai, šauksmai, atidarom duris. O ten pasai, drabužiai mėtosi šitam praėjime, o pasirodo užmėgo nuo tų vaistų.
migdomųjų ir visus, kaip sako, kam auksinius papuošalus moterims nuėmė, žiedus, grandinėlės. Pasus, kaip sakoma, kurie įdomino, pasiėmė šitą pinigus. Pas mus irgi bandyta buvo įeiti, bet slaptas užrakinimas jau buvo atrakintas naktį, jie turėjo raktus ir numušė viską, bet mes, kadangi diržu būdavo užsirišam ir užveržiam duris, patraukė, neįėjo. Treniravausis kartu su vyrais iš vadovybės apsaugos, čia šitam ir iš prezidentūros apsaugos buvo pas mus. Asmens sargybiniai, bet, nu ką, mano perspektyva pasakė, sako, būsi šitam pastatų apsaugoj, nes tavo ūgis mažas, o kad visur kitur, sako, arba ten yra skyrių, kuriuose gali dirbti, kaip sakoma, ten išminuotojų, ten visokių kontratakos, va, ten. Bet jau asmens sargybinių ne. Kai sportavom, buvo kolegų dirbo banke vaikinai, nu ir paprasčiausiai, kai sako, jeigu nori ateik į banką. Nu, atėjau, praėjau fizo patikrą, viską, nu, tinki ir viskas, ir pradėjau dirbti banke. 27 metus atidirbau banke. Jaunimas gal perdega greitai, nes jie, kaip sakoma, jie nori visko ir dabar, greitai. O viskas ateina palaipsniui, čia kaip namas, tai po vieną plytą, vis keli, o ne iš karto. Jeigu iš karto pastatai, jis greitai ir sugriūna. O jie nori visko ir dabar. Kiekvienas turi per savo kančias ateiti, kaip sakome, į laimėjimus. Nu, norėčiau, kad jie mūsų sportas štangistų, tai kad siektų rezultatų ir įsiklausytų į mūsų patarimus ir būtų tikrais patriotais Lietuvos.